Ką reiškia būti budriam anot Jėzaus? Juk jei to nesuprasime, kaip galėsime budėti laukdami viešpaties. Evangelijos ištraukoje budėti nereiškia nemiegoti iš baimės ar nerimo, bet rūpintis viešpaties žmonėmis. Jėzus mus paliko kaip savo kūrinijos globėjus, bet dar labiau vienas kito globėjus. Būti budriam reiškia nešti Evangelijos šviesą. Gerai naujiena, kad Dievas yra geras ir kupinas meilės. Budrus tas, kuris aplanko ligonį, pasidalyja duoną su alkstančiu, palydi paglydusi, kad šis rastų gerą kelią. Štai ką reiškia budėti. Kai dalyvaujame laidotuvėse žmogaus, kuris tikrai buvo geras, kuris mylėjo, padėjo ir niekam nedarė blogą, dažnai sakome, koks tai buvo nuostabus žmogus. Galėtume pasakyti ir kitaip, koks jis buvo budrus žmogus. Ir kai jį palydime į amžinybę mūsų širdise, nėra abejonės, kad žmogus tikrai žengs į dangaus karalystę. Tarp ašarų kyla dėkingumas ir džiaugsmas. Viešpačia, ačiū tau, jis buvo mums tavo dovana. Štai tikroji budėjimo prasmė. Gyventi taip, kad tavo gyvenimo pabaigoje žmonės galėtų pasakyti ačiū viešpačiui už tave. Ir viešpats pažvelgęs į tave tartų, geras ir ištikimas tarne, supratai, kodėl tave pašaukiau į gyvenimą. Palaimintos dienos.